rungtynės buvo gan apylygės, įdomios ir iš tikrųjų Pakruojo Kroja pakankamai įdomi komanda šiais metais bus. Aš manyčiau, kad geresnė negu pernai. Nes labai sustiprėjo gynybos grandis. Matėjus Bagožiui, ypatingai turbūt, ir Mockus. Nauji žaidėjai, kur turbūt buvo jau silpnesnė vieta, tai dabar ta vieta yra tik užpildyta. Šiaip komanda tikrai neblogai sukomplektuota, nedaug praradimų, o toks svarbus praradimas ir Jošis. Nebloga komanda, tikrai sezone čia bus problematiška visom komandoms eis. Ar jūsų komandos, jūsų auklėtiniai išpildė visus jūsų reikalavimus šiuose rungtynėse? Aš nemėgstu tą šabloną, jeigu laimėti išpildė, jeigu pralaimėti neišpildė. Šiausia, net geriausiose rungtynėse ne viskas pavyksta taip, kaip nori. Čia būtų ne apie tai kalba. Žaidėm gana pakeistą saugų grandim, tokių, kurie įprasta turbūt Šiauliuose vadinti kuriančią žaidėjus nebuvo. Šiandien aikštėje, aišku, visi saugai turi būti kuriantis, bet jau vidurio saugai kažkokie, atakuojantys žmonės. Bet jau tokių pripažintų čia galbūt. Tos srities specialistų nebuvo šiandien aikštėje, gavo progą pasireikšti teigą. Neblogai susitvarkė su užduotimis taip. Svarbiau turbūt yra tai, kad pirmą kartą sezonį nepraleidome įvarčių. Negalėčiau pasakyti, kad varžovai tokių labai įsimintinų progų, kurių reikia startis už galvos, kad jis kūrė tokių progų, turbūt, kad ne. Tai tas yra neblogai. Žaidėte ne vieną, kaip sakyti, ne vienu išsidėstymo aikštėje 4-5-1, 4-4-2. Kartais verta situacija keistis, nes Vladimiras Klimavičius gavo traumą ir bijau, kad nebūtų sunkoka. Taip, kad tas matyti jo išėjimas iš aikštės ir verta kaitalioti tas schemas. O kaip kitų žaidėjų traumos, kas šiandien nežaidė? Rimtos? Ar tikitės jau matyti? Jis yra daugiau mikrotraumas, bet pašiausiai nėra reikalo dabar rizikos žaidėjus sveikata. Todėl, kad saugų grandį mes turim kuo pasikeisti. Taip, kad čia tikiuosi, kad nieko rimta ir čia artimiausiu laiku pradės treniruotis visi. Ta konkurencija saugų grandyje, gynybos grandyje skatina tobulėti žaidėjus, jūs pastebit tai? Tai manau, kad be abejo, nes kiekvienas žaidėjas nori žaisti, reikia įrodyti, kad tu esi geresnis. Nori turėti, kad geresnis, turi tiek treniruotėse, tiek rungtynėse jau atiduota maksimumą. Čia turbūt yra tas konkurencijos tikslas, konkurencijos sudarimo tikslas, turbūt yra tas, ką žaidėjas. Ko daugiau atiduoti komandai.